po senais ąžuolais kilo jie sakalais, jie krūtinėmis laisvę apgynė. Pasiliko jauni, dainose amžini, partizanai, sūneliai, tėvynė. Prieš 60 metų Palangos Valsčiaus Žibininkų kaimo rajone čekistų karinės operacijos metu žuvo laisvės kovos šaukliai Vytautas Gricius Žilvinas, Alfonsas Knystautas Ragūnas, Stasys Lisauskas Antanas, Vytautas Daugintis Bogūnas ir Pranas Budrys Šarūnas. Mes esam Palangos tremties ir rezistencijos muziejuje. Čia sukaupta Lietuvos laisvės kovų ir kančių relikvijos, tautos karžygių dvasinis lobis. Apie Vilimo kalnelio žeminę ir ten buvusius partizanus kalbės. Prašom, gal prisistatykite. Agnota Vaitkūnienė. Algirdas Pečiukonis. Milda Kondratienė. Irena Stonkienė. Bronislavas Šimkus. O dabar kokie ten žmonės, partizanai, mūsų Lietuvos karžygiai, kokie ten buvo. Gal Milda, tada gal... Bet aš tos galiu pasakyti tos dienos įvykius. Nes nuo ryto, kad pradžius namuose mūsų buvo, mama su broliu buvo pasiruošę važiuoti Kretingą į turgų, kieme buvo pačinkyti arkliai ir išgirdom susišaudymą. Tai mes su broliu Gedeminu, amžinatelis, prie namų, prie daržinės buvo labai toks aukštas žagas sukrautas šiaudai ir mes ant to žago viršaus palipom ir ten nuo to kalno, šito Vilimo kalno, mes matėm, kaip pradėjo bėga, kad bėga susišaudėms. Vieni bėga, vejasi batutė ir dumeliai, bet tada dar aušo, dar tik aušo, ne visai buvo šviesu. Ir paskui pakol artėja, čia jau jie bėgo į tą pusę, kur sodybos, prisidengėm gal sodybom. Ir ten laužėmų sodyba buvo, prie tos sodybos paskui mūsų kaimynų artimiausiai bėgo kiemą. Kai kurie vieni buvo, ten sunku buvo ir atskirta, tada mes su broliu nulipom nuo žago ir kieme parbėga iš kaimynų į mūsų kiemą. Broliui sakė, Gedeminai, kinkyk arklius, sako, mes su arkliais pabėgsim. O mūsų ten buvo į tą pusę, kur norėjo bėgti kanalą. Tas toks kanalas, vadinams Karnuolis. Ten maždaug 3 metrų pločių. Tai brolis ir sako, jūs neišvarysit arklių per tą kanalą, sako, jūs nepabėgsit. Tada jie bėgo ir toks pastatas mūsų buvo mūrinis ir už to pastatą mes žiūrėjome, ten jau kad šaudė kažkaip, nekliūnė, būdom su broliu, nekliūnė, tai arkliam. Ir paskiau mes žiūrim, jie perbėgo tą lieptelį perėjo ir į kalvelę tokį pakilo aukštyn ir tas Gricius, mes tos pažinom, kur abudu Salys ir Gricius, kad per mūsų kiemą išbėgo. Salys pabėgo, o tas išliko gyvas, o Gricius suklupo, pakėlė ranką prie galvos ir visai sukniubo. Paskiau, kad po to jie sugrįžo pas mums į kiemą, broliui mano buvo tik 16 metų, Gedeminui, ir jie paėmė mūsų arklius, kur buvo paruošti važiuoti į turgų. Dabar, sako, važiuosim, surinksim banditus. Jie surinko visus, sako, nuvažiavom tokią sodybą, sako, aš nežinau gerai, kino ten tą sodybą ir kokiam kaime, bet ten žmonių nesimatė niek. Tik tvora buvo, sako, prie tos tvoros vėl reikėjo visus iškrauti. Susodinom visus, jie galvos nusvėrė, jie atnešė spygliuotus vielos ir su tą vielą liepė pritvirtinti galvos, kad galėtų nufotografuoti. Atnešė paskiau broliui vandens kibirą, liepė visus nuprausti. Nuprausi, tada jie fotografavo kiekvieną atskirai ir kartu visus. Ir paskiau ir vėl sukrauti vežimą, tada nuvažiavo prie bunkerio. Ir atvažiavo čia prie Palangos, prie vaistinės, ir ten kiemė buvo tas prisiminimai. Gal Kristina ką nors pridurti? Visą šitą taip ir aš mačiau, kad jau jaunesnė buvau. Ir šitas
kaip jie išbėgo, ten buvo Vilimo kalnu vadinamas tas žibinynų, tas bunkeris. Ir čia pro kaiminius drungelus, pro laužinius. Ir kada jau atpirkė iki mūsų, jau buvo 4 žuvę, tie partizanai. Irena, gal tengi pusbrolis pačios buvo? Taip, mano pusbrolis buvo Gricius Vytautas Žilvinas, iš Lapyvardį buvo, jis buvo jau vokiečių laikais, baigęs vidurinę mokyklą ir tada jau jis įstojo į tą Lietuvos laisvės armiją ir paskui turėjo pabėgti. Ir kadangi jis buvo miške, tai šeimą išvežė 948 šeimą vežė ir tada išbėgo antras jo brolis irgi išbėgo į mišką. Paminklinis akmuo Žibininkų kalnelyje pastatytas 1995 metais. Taip. Ir spalio 1 dieną. Vot neseniai šventinom Tai vat tada. kaip tik ir buvo. O šiais metais jau atkurtas yra bunkeris, žeminė partizanų. Ir dabar kam kilo mintis ir kaip tas viskas atstatymas vyko, gal pasakys Agota. Pasakys Irena pradžią. Kaip buvo? Mes nuvažiavom, aš tik neatsimenu kokią datą, apgerbėm tenai, aptvarkėme ir nuvažiavo šitas, kuris čia, Juozas Kučinskas nuvažiavo tada, paskui tas dar vienas šitas tremtinys nuvažiavo, Gabrėnas, Agota ir Stolkienė. Mes nuvažiavom tada ten truputį apgerbėm, apžiūrėjom tą duobę, kur buvo šita partizanų žeminė. Ir kilo mintis, daugiausiai Kučinskas jau tą mintį tokią parodė, kad čia reikėtų tą bunkerį atnaujinti. Dabar aš Gabrėnui sakau, nu Petrai, ar tu gali nors pavadovauti? Nu jis serga žmogus jau. Jisai sakau, nu tik pavadovauk, tau nereiks dirbti, sakau. Aš pasamdysiu, ten va Juozas sakė, padės, ten kiek jau galės. Nu jisai, vienas tikimai paskambina ryte, važiuokit kast. Va šitai. Ir mumis nuvežė visus. Aš pasiėmiau mano vyro sūnų ir anūką, ir aš nuvažiavau, aš tą šakas vilkau visą dieną, o jie kasė, paskui padėjau dar kastą su kastuvu, kiek galėjau, taip va. Nu, jie pasidėjo taip. O šitas Juozelis, kur buvo atėjęs, va, tai jis aš tai samdžiau dar, tai pati dirbo, tie mano sūnus atvažiavo ir Martida padėjo išdainuoti. Daug dirbo paskutinę dieną, nes Juozelis sako, mano žmona labai serga, aš daugiau negaliu. Sako, turim šiandien pabaigtą, mes tą vėlinavom, nešam glėbiais. Vienu žodžiu, tada laimė, kad atvažiavo mano sūnus ir Marti ir visi, Filomena labai daug dirbo, va taip ir pabaigė. Dar noriu pridurti, kad žinoma verslininkė Rada Matulevičienė savo rūpesčių ir pagalbą atstatant žeminę pragiedrino Vilimo kalnelio padangę ir mūsų nuotaikas. Didžiausias ačiū jai. Palinkę gluosniai, tyliai verkė, kai partizane tu kritai, kai tavo akys užsimerkė, sustingo sielvarte laukai, kai tavo akys užsimerkė, sustingo sielvarte laukai.
jos ir nekentėjau, ir tyliąją naktį išėjo vaduoti tėvynės laukų. Ir tyliąją naktį išėjo vaduoti tėvynės laukų. Ne vienas išėjai su broliu, kurio tu taip greit netekai, pasiryžai drąsiai kovoti, sakei, kad už laisvę mirsi. Už laisvę žemės mūsų gimtinės tu savo galvą paguldei, niekuomet neužmirš didvyrių mūsų laisvos tautos vaikai. Niekuomet neužmirš didvyrių mūsų laisvos tautos vaikai. Tau laurų spindinčią karūną nupins poetai dainose. Garbė ir meilė tau tebūna per amžius mūsų širdyse. Garbė ir meilė tau tebūna per amžius mūsų širdyse.